Sveiki dar kartą, bičiuliai. Truputį pakalbėkime apie peilių galandinimo kainas. Tai, žodžiu, toks dalykas, kai kaina nėra labai tiksli. Skirtingi peiliai, skirtingi kampai, skirtingi nuolydžiai, skirtingas galandinimo laikas, skirtingai sunaudojama deimantų, akmenų, skirtingai. Labai skirtingai būna peiliai nunaudoti ašmenys, labai skirtingai būna. Žinokit, susiduriu labai retai dar, bet vis dėlto susiduriu su žmonių tokiu mąstymu keistu, kai žmogus sako, tai kiek tu čia trunki, kas čia, kelias minutės, tu čia davai pagalask, čia duosiu porą eurų, sako. Žmogaus, sakau, nejuokauk, žinai, na realiai būna tokių dar vienetai žmonių, kurie gal nesusidūrė, nesupranta, koks tai yra atsakingas darbas ir kaip tai kiekvieną peilį pakelia į labai aukštą lygį. Net ir tą, atsiprašant, šiukšlę fiskarą paimk ir tai jį pagalask, jis išlaikys nebe ten 2-3 dienas ar dieną, kiek ten jie laiko, nes žinau, kad reikėdavo galastis ten pastoviai, bet jis profesionaliai išgalastas išlaikys gal 2-3 mėnesius, nors ir labai yra prastas peilis. Aišku, nelaužant, normaliai su juo dirbant, jis vis tiek išlaikys žymiai ilgiau ir dirbs labai aukštų lygių. Tai yra profesionalus galandinimas. Paprastai aš negalandu. Realiai iškart sakau, jeigu ten per kažkokius traukimus, dar kažkokius, aš žmonėm negalandu. Aš parodau, kaip dasigalasti, dasiaštinti, pačiam iš rankos galastuvėlį nusipirkus, sakykime, tokį ten medžiotojam, kaip dasiklas, kaip virtuvinius su juo dasiaštrinti peilius, kaip su kitais galastuvais žmogus gali pasidaryti. Pardavimas aš parodau, bet aš pats dirbu tik tai su staklėm, tik tai profesionaliai, dirbu su akmenimis ant rankomis galandu. Tai yra brangus galandinimai, kurie atima daug laiko. Nesakau, tikslų laiką nustatyti, tą laiką, kainą negaliu, nes vis dėlto gali toks peilis, žiūrėkit, šitas peiliukas vienpusės galandinimas yra, jis kažkur 2,5 valandos buvo galastas. Įsivaizduoju, 2,5 valandos. Jis, sakykime, tokį lenktinuką peiliuką aš galandu kokį 40 minučių. Tai vėl labai didelis skirtumas ir kainos yra. Beje, čia, sakykime, 2 sluoksnių japonas, jis storas peilis buvęs, kai yra nedidelis, bet gavosi labai platus ašmuo. O matote, tai labai ilgai reikia galasti ir nusinaudoja daug deimantų, daug ir akmenų, kurie dyla. Kiti akmenys labai brangus yra. Tai vis dėlto iš karto pasakau, pigiau 15 eurų už peilį nedirbu, negalandu. Tai nors ir va toks lenktynukas, peiliukas, jis šitas kainuotų, sakykime, 15 eurų. Atsiprašau. Šitoks peiliukas kainuotų apie 35 eurai galandinimas. Tai, toks skirtumas nenusakomas yra. Sakykime, medžioklinis peilis gali kainuoti 15-20 eurų, 25 eurai. Ten truputį kitaip galandasis, statesnis kampas yra 24 laipsniai plus gana grubiai pagalandamas. Todėl jis yra, kad ir didesnis peilis, pigiau, kai sakant, galandasi, negu, sakykime, kartais reikia suvesti kokį japoną rimtą. Ir ką galiu sakyti, kad vėl rankinis galandinimas, tai iš viso ten atskira tema, atskira pigiau 50 eurų nieko negalandu visiškai ir net nenoriu galasti, nes tai akmenų dildymas ten jau eina ten valandom, būna po 4-7 valandas galandinis, įsivaizduoju, darbo dieną galandi peilį. Na, čia aukštas pilotažas ir jau, kaip sakant, prie to tik išskirtinais atvejais einu prie rankinio galandinimo ant akmenų. O šitas galandinimas, jūs žinot mano lygį galandinimo, kokiu lygiu aš galandu, kaip pagalandu, kaip peiliai laiko, jūs žinote. Tai tai jau įvertinę esat.
bet darbas atitinkamai ir kainuoja tiek laikas, tiek savikaina, tiek mokesčiai, viskas į tą vieną susideda ir gaunasi, kad mano darbas yra pigesnis iš tikrųjų nei pagalbinio statybose ar kažkur tai šlavėjo darbas yra brangiau gauna negu aš, kai atskaičiuoju akmenų savikainą, staklius dėlimą, mokesčius valstybei, tai čia mano darbas gaunasi, jaučiu, gal 5 eurų į valandą nesigauna, tai čia juokingai yra iš tikrųjų, bet yra, kaip sakau, žmonės, vat, įsivertinkit tą dalyką, kad pigiau 15 eurų negalandu, o standartiškai būna 15-20-25 euriukai. Tai žodžiu, tiek kol kas. Iki.